Labas rytas, tai sveikinuosi su jumis iš 17 vlogmo, o va 16 yra dar neįkeltas. Jau nežinau, kelintą kartą aš taip vėluoju ir man taip sunkiai sekasi, dar čia viską reikia surašyti ir liko 11 minučių. Tai va, tai sėdžiu dabar ir laukiu. Tuo pačiu va, gersiu kavos. Ir atsipjoviau pyrago gabaliuką vakar, visą vakarą laukiu, kol šiandien ryte galėsiu suvalgyti pyrago. Ir pažiūrėkit, koks oras per langą. Bet man kiekvieną dieną toks pat oras. Noris tik miegoti ir miegoti iš tikrųjų. Pikselio gyvenimas yra labai sunkus. Koks tu geras berniukas, kai nori. Nes šiandien, tarp kitko, tai jisai buvo monstras. Ta prasme, mes šiandien ryte su Danieliu galvojom, kad pritreikšim jį vienu momentu, nes jisai pradėjo visur šokinėti, elgtis kaip, tikrai išprotėjęs. Sudaužė vėl žaisliuką nuo eglutės, jį tampė visur. Vienu žodžiu, šiandien toks monstriukas buvo, kad eina savo prašėsi dėmesio. Va, sakyk, aš toks angelas esu. Nu ką, dabar laikas pavirsti žmogų, nes dabar netrodo kaip žmogus. Pamenat tą kaukę vakarykštę, su kuria vakar užbaigiau vlogmą? Net nepasakyčiau, kad jaustusi, kad kažkokią kaukę būčiau dėjus. Taip susigėrė į odą, kad šiandien net nesijautė nei jokio riebumo, nieko. Kodėl aš dabar lėčiau, kai nusiprūsiau veidą, žodžiu. Ir šiandien ką naudosim, tai labai noriu pabandyti šitą iš Erborian CC akių kremą, nes neįsivaizduoju, kas čia yra per dalykas. Čia praktiškai nieko įdomaus nenaudosiu, tai pirma štai šitą. Čia yra tokia kaip esencija ar kažkas panašus. Oi, Dieve, su tavim kaip su mažu vaiku. Šiandien būsiu be makiažo. Aš taip, žinokit, iš tikrųjų pasilgau makiažo, nors man tie vlogmai taip patinka ir aš nenoriu, kad jie baigtųsi, bet aš iš dalies taip ir pasilgau to, kad aš pasidariau pilną makiažą ir visokį spalvotą. Ir dėl to gal taip ir dažausi dienom, kai nieko neveikiu per vlogmas dabar, nes tiesiog labai pasilgau to prisėdimo, pasidažymo. Nu gerai, tai dabar naudosiu šitą dalyką. Čia rašo instrukcijas. Jisai toks baltas. Tiesiog patapšnosiu po paakiais. Bet net neapsunkino paakių, labai fainai atrodo. Aišku, matosi, kad aš neturiu makiažo ir mano paakiai juodi, bet šiaip gan normaliai atrodo, realybėj tikrai atrodo tokia mažiau pavargus. Dar vieną dalyką noriu padaryti. Tai kurį laiką, iš tikrųjų ilgą laiką, turiu šitą cica kremą ir tai yra net ne pirmas mano mėginėlis. Ir aš kažkaip nenaudojau, Danielis šiek tiek naudojo, aš nemačiau prasmės, kažkaip, žinau, kad jisai padeda raudonumui, bet galvoju, tai tada aš pudrą užsitepsiu, jeigu man reikia paslėpti tą raudonumą. Ir tada tik tokią prisižiūrėjau visokių video, kad čia yra stebuklingas dalykas ir čia, wow, kaip jisai susilieja su oda, vienu žodžiu, neturi makiažo, bet atrodai labai gražiai, natūraliai ir taip toliau. Tai susidomėjau. Tai jisai yra toks šiaip žalias, ištepi tarp rankų ir va, jisai grinai žalias. Ir tada tepi tose vietose, kur turi raudonumo ir gerai įmasažuoji. Žinokit, jaučiuosi kažkaip kur kas žvalesnė ir labiau prabudus. Gal ir čia visai gera idėja buvo tai padaryti. Gal ir čia reikia tą dalyką ir palikti iš tikrųjų, o ne prie makiažo. Tai pavirtau žmogų ir dabar ką einam padaryti, tai sulankstyti rūbus, nes, nežinau, kelias dienas džiovykliai jie guli ir aš jų nelankščiau, nes tiesiog neturėjau tam laiko. Ir nežinau, man jau kelintą dieną kraujas bėga iš nosies. Dabar irgi pradėjo, tai einam sulankstyti rūbus ir tiesiog šiek tiek apsitvarkysim namus.
turbūt nieko nesimato, bet žinokit, kaip man įkando į šitą pirštą. Taip griebė su visu nagu. Ką aš jai padariau? Man dabar taip liūdna. Kur čia ponas įlindot? Pasivaikščiot norit? Tai dabar reikia biškį pažaisti su šitu vaikinu, nes jisai jau krečia namie išdaigas. Tai man atrodo, čia yra toks kaip parodymas, kad prašau žaiskit su manim, nes kitaip aš čia viską ištaužysiu. Pagavai. Tituok. Wow. Ok, einam nuo eglutės toliau. Tai dabar kaičiu ramunėlio arbatą, nes šiek tiek valysim pikseliui akis. Jam kažkas yra, kad visą laiką viena kažkuri akytė labai mirksi ir tarsi būtų kažkas įkritę. Tai mes nežinom, ar čia yra problema, galbūt jo kraike, ar šiaip kažkur dulkių, bet aš net neįsivaizduoju, kur jisai tų dulkių gali gauti, tiek, kad jam visą laiką viena ar kita akis taip mirkčioja. Tai žodžiu, pabandysim su ramunėlio arbata jam šiek tiek akis pravalyti. Gal padės, nes sakė, visi turėtų padėti. Išpurškiau ne visus namus su ta kadžalė ir antikadžalė, nes tiesiog jisai, kai pasidaro monstras, tai jisai visur šokinėja, viską drasko. Tai pripurškiau visus namus visose pakampiuose. Nu ne, iš tikrųjų, eglutę pripurškiau su ta antikadžalė. Nu ką, šiandien atidarom 17 dieną, irgi tokia pati maža kaip ir prieš tai buvusios. Kas čia dabar daros? Aš noriu didelių langelių. Ok, kažkas didelio, matau, kad turbūt odos priežiūra. HAA Glow Tonicas. Iš kompanijos Ren. Gal ir kažkur girdėta kompanija, bet šiaip nelabai ką žinau. Visiems odos tipam. Ok, bus labai įdomu išbandyti. Nu va, Danielis jau pakabino mano pirmą paveikslą. Atrodys štai čia, šitoj vietoj. Ir čia bus kiti ir taip eis šonu. Tai va. Tai jau reikės daryti ir antrą ir vienu žodžiu čia reikės užsiiminėti, man atrodo, padaryti tokią meninę sielą čia. A ne, pikselį, o jam tai kaip įdomu, pažiūrėjau. Galvoju, kaip čia man dabar pasiekti? Tai arba ta atšala, tai pasiimu va tos tamponėlį. Biškai apsivalysim akytės, ateik. Nu duok dar biškitas akytės. Geras pikselis. Tai pravalėm šiek tiek akis, labai tikiuosi, kad padės. Aišku, reikės daryti tai kur kas dažniau, tikrai vieno karto neužteks. Ir dabar einam daryti valgyti. Tai darysim tokius kaip tako arba tortilijas. Pamatysit, yra žiauriai lengvas receptas. Ir čia iš tikrųjų net ne receptas. Čia praktiškai, nu, net nežinau kaip pavadinti. Tiesiog labai lengvas, labai paprastas dalykas. Keli tik tais ingredientai. Bet už tai labai skanu ir tais momentais, kai nesinori labai daug gaminti, bet nori skaniai pavalgyti, manau, turėtų būti super. Žodžiu, mums tai labai patinka, tai galvojam šiandien, va dėl to ir pasidarysim ir parodysim jums. Pikselis labai nori šokti ant spintelių, tai Danielis taip užsidėjo ir jį rado sprendimo būdą. Sako, jeigu tu nori žiūrėti, ką aš darau, tai sako, gali taip man ant kupros būti. Primena man tą žmogų, kur su papūga ant kaklo vaikšto. Tai pirmas dalykas yra paruošti faršą. Tai tiesiog iškepsiu jį su visokiais prieskoniais primaišius. Taip, tai dabar ką reikės supjaustyti, tai yra svogūną ir pomidorus. Taip, tai pašildėm šiek tiek tortiliją, tada dedam padažą, čia yra tako padažas ir čia jau aišku kiek jo norisi. Tada mėsos. Kadangi pati tortilija nėra didelė, tai aš labai daug visko nekraunu. Tada pomidorų. Tada svogūnų. Ir tada kukurūzų. Ir dabar darau taip, uždenkiu čia, tada vieną pusę, kitą pusę ir valgau. Tai labai skaniai pavalgėm ir dabar aš noriu su jumim pašnekėti apie knygas, savo galbūt dovanai ir tiesiog turiu čia du tokius didelius kalnus prikrovus knygų, nes
kai reikia šnekėti apie knygas, aš tiesiog negaliu išsirinkti kažkokių 5 ar kelių knygų, man va būtina parsitemti, nežinau, čia gal 20 knygų. Ne, tiek nėra, bet aš labai trumpai. Manau, kad dabar karantino laikotarpiu tikrai visi ieškom kažkokios veiklos namie ir žinoma, galima labai namie daug ką veikti, bet kartais atrodo, kad tos veiklos trūksta. Ir aš noriu paraginti tuos, kurie galbūt jau labai ilgą laiką norėjo pasimti ir perskaityti kokią knygą, bet vis nerasdavo laiko, ar nežinodavo tiesiog kokią knygą imti, nes norisi kažko gero, bet kuri knyga yra ta geroji, kuri labai užkabins skaityti. Tiesiog manau, kad yra labai geras laikas jums pagaliau pasimti tą knygą ir, įsilieti į tą skaitimo pasaulį, nes aš irgi čia vienam vlogme minėjau, kad aš kažkada buvau viena iš tų merginų, kuri labai norėjo skaityti, bet vis neprisėsdavo, vis nusipirkdavo knygos. Tas knygas, kurias turėjau, kažkaip nesinorėjo skaityti. Vienu žodžiu, atrasdavau 100 milijonų priežasčių, kodėl to nedaryti ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad pagaliau tai padariau. Ir kodėl tai padariau, tai dėl to, kad mane labai pastumėjo draugė, Goda. Tiesiog aš esu jai iki dabar labai dėkinga, kad aš pradėjau skaityti, nes skaitimas kaip ir makiažas iš tikrųjų mane labai kažkaip atitraukia nuo realybės, nuo problemų, nuo rūpesčių. Jeigu dėl kažko stresuoju ar pergyvenu, tiesiog pasiimu knygą ir užsimirštu. Ir šiaip pastaruoju metu atrodo, kad skaitau tokias geras knygas, kad vieną po kitos tik imu ir atrodo nesinori sustoti. Net kartais pasirenku knygą vietoj makiažo, kas yra labai keista. Ir pagalvojau, kad būtina man pašnekėti apie knygas. Paminėsiu čia knygas, kurias labai rekomenduoju, kurių nerekomenduoju. Ir taip pat manau, kad iš šitų knygų galite kažką išrinkti dovanų. Ir manau, dar iki kalėdų tikrai yra laiko internetu užsisakyti, pavyzdžiui, knygos.lt, užsisakyti knygų ir jas dar, manau, spėtumėt gauti, supakuoti ir padovanoti kažkokiam artimam žmogui. Arba pasidovanoti savo. Tai pradėkim nuo pirmos. Tai yra Colleen Hoover Mes dedame tašką ir jinai turi dar vieną labai gerą išverstą į lietuvių kalbą knygą Ką praleidau, kol miegojai. Tai šita knyga man iš tikrųjų labai įsirėžė ir aš verkiau skaitant šitą knygą, nes jinai buvo iš dalies labai liūdna istorija, bet iš kitos pusės labai graži ir net pamokanti, nes manau, kad dauguma žmonių, dauguma merginų ypatingai gali save įsistatyti į pagrindinės veikėjos vietą. Knyga yra žinoma, apie santykius ir apie meilę, bet apie dalykus, nuo ko kenčia labai daug moterų. Tai yra apie fizinį, psichologinį smurtą ir visus šitus dalykus ta tema. Tada kita knyga, jau šita čia nieko liūdno. Tai čia yra Taylor Jenkins Reid 7 Evelinos Hugo vyrai. Šita knyga iš tikrųjų buvo man tokia, nežinau, gal įkvepianti iš dalies, nes buvo pasakojama apie moterį, apie jos gyvenimą, apie jos meilės gyvenimą, apie jos karjerą, apie tai, ką jinai turėjo pereiti, apie jos pasirinkimus ir tokia net man ta pati moteris, pati jos asmenybė man buvo labai įdomi ir labai tokia paslaptinga ir buvo labai įdomu skaityti. Ši knyga tiktų dovanai tiek jum pačiom, praktiškai bet kam. Nežinau, kam šita knyga turėtų nepatikti, nes čia nėra ta tokia labai saldi romantinė knyga ar kažkas tokio. Čia yra labiau man tokia išgalvoto personažo autobiografinė knyga. Nežinau, man kažkaip taip atrodė. Tai labai gera knyga ir iš tikrųjų labai daug kam patinka, tai manau tikrai neprašausit, pabandykit. Tada Suzanos Kersley, jeigu teisingai tariu, Rožių sodas. O Dieve, kaip man patiko šita knyga. Kokia graži ir kitokia romantinė knyga apie praeitį susimaišysią su dabartim. Mano draugė Goda, bookstagramerė, irgi yra sakius, kad tokia gera knyga, kodėl niekas apie ją nešneka. Tai žinokit, tikrai pabandykit, nes wow, labai graži ir tokia man nenuvalkiota ir nebanali istorija. Bent jau man tai labai patiko. Ir tada paskutinė knyga, apie kurią jau irgi šnekėjau kažkuriam čia vlogme, tai yra Prarasta žmona autorės Alison Richman. Tai šitoj knygoj yra susipynusi istorija ir meilė. Veiksmas vyksta Antro pasaulinio karo metais. Tai prikaustė ne tik tas, kaip kai kurie žmonės gyveno ir išgyveno visą tą laikotarpį, bet kaip ir jie jautė visus kitus jausmus, tokius kaip meilė ir draugystė. Ir šita knyga iš tikrųjų parodė, kokia meilė yra stipri ir kad jinai vis tiek žmonės atveda vienas pas kitą, kad ir po belenkiek metų. Manau, kad net tokia knyga kokiai močiutei labai tiktų perskaityti, ne tik tais jauniems žmonėms, bet ir vyresnės kartos žmonėms tikrai, manau, patiktų.
Tai dabar pereisiu prie 3 knygų, kurios yra jau ne meilė, o čia jau yra tokie kaip ir detektyvai, viena yra psichologinė. Tai pradėsiu nuo Saros Pinborough Ydingas ratas. Tai šita knyga man labai patiko tuom, nes aš visiškai nenuspėjau, kas bus, kas čia vyksta apskritai ir visą laiką skaitant knygą atrodydavo, kad aš jau lyg ir suprantu, kas vyksta, bet tada, kai perskaičiau knygą, supratau, kad jinai su manim žiauriai žaidė, nes aš visiškai nieko nesupratau. Tada turiu paskolinus draugiai 2 knygas pirmų dalių, tai bet čia turiu kitas dalis. Tai pirma yra Chriso Carterio Crucifixas, čia yra berods 3 dalis Šešėlis naktyje. Man asmeniškai kaip ir net tokių knygų mėgėjai tikrai labai patiko ir buvo net šiurpu skaityti, nes abiejose dalyse yra tokių labai nepagražintų vietų, kur net antroji daly, tai kai skaičiau, tai net buvo taip momentais, kad kažkaip nemalonu, net šiurpas eidavo. Tai va, tai labai labai gera knyga ir reikės perskaityti jau ir 3 ir tikrai manau, kad nebus prastesnė. Kita knyga, kuri man labai patiko ir iš tikrųjų čia yra pirma dalis, tai yra Šventoji sala. Dar yra, man atrodo, gal kokios 5 ar 6 dalis. Tai labai irgi gera detektyvinė knyga. Ir dėl ko man patiko tiek šita, tiek Chriso Carterio Crucifixas, tai dėl to, kad man labai patinka, kaip tokiose knygose būna pats detektyvas įveltas į nusikaltimus, kad tai būna kažkokie asmeniškumai. Ką turiu omeny, kad jisai netiesiog tyria kažkokių žmonių, kažkieno apie kažką, nužudimą kokį ar dar kažką, bet kai jisai pats būna įveltas į tai ir būna kažkuom susijęs. Tada pereikim prie lengvų knygų, tokių lengvų, paprastų, bet labai gražių knygų. Tai viena iš jų yra mano apskritai viena mėgstamiausių Taylor Jenkins Reid Vieni metai atskirai, tai čia yra tos pačios autorės knyga kaip ir 7 Evelinos Hugo vyrai. Tai šita knyga iš tikrųjų, žinokit, man taip atvėrė akis, aš net nemoku paaiškinti, aš kai ją perskaičiau, aš taip pakeičiau požiūrį į santykius su Danieliu gal iš dalies. Tai šita istorija apie porą, kurių santuoka kaip ir žlunga ir jiem yra vos ne vienintelis pasirinkimas tai išsiskirti. Ir jie nusprendžia padaryti metų pertrauką ir tiesiog pasižiūrėti, kas bus po tų metų. Ir buvo taip įdomu skaityti ir buvo taip jautru vietom, nes tikrai labai daug vietų apskritai jų santykiuose radau tai, kaip aš ilgiuosi, kaip Danielis elgėsi ir mane pamokė ir iš tikrųjų perskaičiu šitą knygą, pamenu, net kažkaip liūdna pasidarė ir taip norėjos ne Danielį apkabinti. Tiesiog manau, kad šita knyga turėtų patikti tikrai labai labai daugam, galbūt ypatingai tiem žmonėm, kurie nėra tokie dideli skaitovai. Tada kita knyga yra Nicholas Sparks Artima siela, irgi labai graži, labai šilta tokia istorija apie 2 žmonių meilę, kuriai kaip ir nebuvo visiškai jokių šansų. Žodžiu, gal šiek tiek man šitai knygai trūko kažkokio cinkelio, bet labai paprasta ir tokia tikrai lengva ir neįpareigojanti istorija. Tada man labai patiko šita, labai lengvas ir paprastas skaitinys, tai manau dauguma galėtumėt nuo tokia net pradėti. Tai čia yra Sandros Brown Širdies klystkeliai, lengva knyga, bet man ir labai labai susiskaitė. Tuo pačiu ta knyga nėra nei didelė, nei stora, tai tie, kas bijot, nežinau, storų didelių knygų, tai galit pradėti nuo tokios, manau turėtų patikti. Ir man atrodo, kad žinokit, buvo labai nebrangi. Tai va. Ir kita paskutinė knyga iš šitos kategorijos, su kuria noriu paraginti jūs palaikyti mūsų lietuvius autorius. Tai yra Donatos Kontenienės Kažkas naujo arba 47A. Labai tokia saldi, gal kiek banali, bet labai įtraukianti meilės istorija. Čia ir dramų pilna, ir melo, ir ašarų, ir, vienu žodžiu, visko, ko tik nori. Labai man patiko šita knyga ir aš labai laukiau antros dalies ir pagaliau nusipirkau antrą dalį, rodžiau kažkuriam čia blogme. Tai labai nekantrauju ją perskaityti, labai noriu perskaityti tą knygą, kurią dabar skaitau ir imti tą. Draugiai, manau, ypatingai jaunesnė mergino, manau, kad labai labai patiktų. Ir tada knygos, kurių nerekomenduoju arba kurios man bent jau nepatiko. Dar pamiršau vieną knygą paminėti tarp tų lengvų skaitinių, tai yra Zaros Stoneley Vestuvių svečias. Labai juokinga, šmaikšti, bet tokia irgi labai lengva knyga. Manau, kad daug kam patiktų, ypatingai jaunesnė merginom. Ir šita knyga yra tokia kaip tipinis filmas, žinot, kur būna mergina ir vaikinas draugauja vien tik dėl to, nes ten prieš tėvus pasirodyti ar kažką ir tada galiausiai jie iš tikrųjų įsimyli. Tai va, šita knyga yra man kažkas labai panašaus kaip tokie filmai. Tai irgi labai gera. Ir tada knygos, kurios man nepatiko, tai turiu čia 4. Tai viena iš jų yra Meilė ore. Nežinau, labai ištempta šita knyga man buvo, man nepatiko pasakojimo būdas, nes buvo trečių asmenių pasakojimai ir kažkaip
Nežinau, tiesiog skaičiau ir norėjau, kad kuo greičiau baigtųsi, visiškai nesužavėjo, nors kai skaičiau nugarėlę, atrodė, kad bus labai labai gera ir įdomi knyga, bet gaila taip nebuvo. Tada apie šitą knygą iš viso nežinau ką pasakyti, tai yra Eik su juo. Nežinau, žinokit, perskaičiau tą knygą ir buvau tokia... Nu, žinot, kiekviena knyga turi kažkuriuo momentu tą tokį cinkelį. Tai šitoj knygoj kaip nebuvo, taip nebuvo. Visiškai nepatiko ir aš galų gale net nesupratau tos meilės. Šita knyga man paliko daug klausimų ir aš visiškai nesupratau ir tiesiog, nežinau, labai labai nuvylė ir net dabar iš tikrųjų, jeigu reikėtų papasakoti apie ką šitą knygą, tai net neatsiminčiau turbūt. Tiesiog atsimenu tai, kad ta meilės tema man buvo labai neaiški. Tada kita knyga buvo Klasta Sicilijoje. Visai gal nieko, tik tais, kad buvo keletas vietų, kur visiškai man buvo nelogiška, kažkokia, nežinau, nesąmonė gal biški. Buvo įdomu, bet galų gale vis tiek kažkaip nuvylė. Ir paskutinė knyga, tai yra Peter James Noriu, kad mirtum. Pagrindinė priežastis, dėl ko šita knyga mane labai nuvylė, tai dėl to, kad perskaičius nugarėlę, aš tikėjausi balto, perskaičius knygą, aš gavau juodą. Aš visiškai įsivaizdavau, kad bus kitokia knyga. Nu, absoliučiai. Ir čia, pavyzdžiui, buvo parašyti vieni dalykai, kurių aš labai laukiau knygoje, nes man atrodė tai labai įdomu, o knygai tai buvo paminėta kaip kažkada įvykę dalykai ir visiškai be jokių detalių, be nieko. Tokios yra mano rekomendacijos ir antirekomendacijos. Tikiuosi, kad išgirdot kažką naudingo ir susiradot gal kokių gerų knygų. Jeigu turit patys gal kažkokių rekomendacijų ar kažko, tai irgi galit parašyti komentarus, galbūt kiti žmonės perskaitys ir bus naudinga, arba galbūt aš įsidėsiu dar daugiau knygų į savo norų sąrašą. Tai dabar nusprendėm pasižiūrėti filmą ir viena mergina buvo pakomentavus ir aš pati kažkaip šnairavau į šitą Holiday filmą. Tai žiūrėsim šiandien jį, nes iš tikrųjų daugiau ką biškį tingim ir esam pavargę daryti. Ir šiandien čia yra mano užkandžiai. Tai aštrus agurkėliai ir alyvagės su riešutais. Nu tai pabaigėm filmą, iš tikrųjų tai žinokit visai patiko, labai prisijokėm, toks šmaikštus filmas, bet tikrai neblogas, manau, kad geriausias iš dabar, kuriuos žiūrėjom per praeitus visus vakarus. Tai manau iš tikrųjų, kad čia su jumis ir atsisveikinsiu, tai ačiū labai, kad žiūrėjote šitą vlogmą, tikiuosi, kad jis jums patiko ir buvo įdomus ir tikiuosi, kad susitiksime kitame rytoj. Čiau!